Grill dešrelių masės ruošimas. Tikslas: pagaminti heterogeninės struktūros grill dešrelių masę. Įranga ir priemonės reikalingos praktiniam darbui atlikti: elektroninės svarstyklės 2 vienetai, greito sušaldymo šaldytuvas, elektroninis termometras, ledo generatorius, dešrų masės ruošimo įrenginys, smulkintuvas maišyklė, kuteris, plastmasinės vonelės arba dėžės 10-20 kg talpos, peiliai, galstuvai, smulkus inventorius, indai, receptūra, darbo aprašymas, skaičiavimo mašinėlė. Darbo eiga. Receptūros komponentai yra sveriami elektroninėmis svarstyklėmis, žaliavos iki 50 kg sverimo ribas turinčiomis svarstyklėmis, druska, prieskoniai ir kitos medžiagos tiksliomis iki 2 kg sverimo ribas turinčiomis svarstyklėmis. Grill dešrelių receptūros komponentai. Prieskoniai ir priedai. Švieži česnakai susmulkinti. Malti baltieji pipirai. Kuteravimo preparatas Rapchos 2000. Funkcinis mišinys sūrymui ruošti Star 68. Nitritinė druska. Druskos tirpalo komponentai. Dešrų masės komponentai. Pagrindinė žaliava – neriebi kiauliena, susmulkinta iki 50 gramų dydžio gabalėliais. Pamatuojama mėsos temperatūra, kuri turi būti neaukštesnė kaip +0,4 Celsijaus. Taip pat naudojami gabalėliai smulkinti, pašaldyti lašiniai, kurių temperatūra neaukštesnė kaip -1 Celsijaus. Apskaičiuojamos žaliavos ir medžiagos grill dešrelių masei gaminti, naudojantis receptūrą. Receptūra. Žaliavos pavadinimas. Kiauliena. Kiekis kilogramais. 10 kg žaliavos. 8 kg. Lašiniai. 2 kg. Iš viso 10 kg. Sūrimo sudėtis. 25% 10 kg. Suprasel nitritinė druska 0,5–0,6% natrio nitrito 0,250 kg. Funkcinis mišinys Star 68 0,1 kg. Vanduo ledas 2,15 kg. Iš viso 2,5 kg. Fosfatinis prieskonių mišinys Rapchos 2000 0,06 kg. Česnakai švieži smulkinti 0,1 kg. Pipirai baltieji 0,02 kg. Iš viso masės 12,68 kg. Sūrimo paruošimas. Į vandens ir ledo žvynelių mišinį, kurio temperatūra neturėtų viršyti +2,4 Celsijaus, pirmiausia, suberiamas pasvertas funkcinis mišinys Star 68 ir maišoma, kol visiškai ištirpsta. Po to į tirpalą dedama nitritinė druska ir vėl maišoma, kol visi komponentai gerai ištirpsta. Grill dešrelių masė ruošiama smulkintuve, kuris gamyboje dar vadinamas kuteriu.
Į smulkintuvo lėkštę sudedama atšaldyta neriebi kiauliena, susmulkinta 20–50 gramų dydžio gabalėliais. Smulkintuvas įjungiamas. Peilių velenas paleidžiamas suktis pirmu, o po to antru greičiu. Tai yra 160 apsisukimų per minutę. Sudedami česnakai. Fosfatinis prieskonių mišinys ir malti baltieji pipirai. Įjungiamas trečias peilių veleno greitis. Tai yra 2000 apsisukimų per minutę. Mėsa smulkinama ir maišoma iki smulkios struktūros. Sudedami gabalėliais susmulkinti pašaldyti lašiniai, smulkinama trečiu greičiu. Dar po keleto smulkintuvo lėkštės apsisukimų supilamas paruoštas druskos tirpalas. Smulkinama ir maišoma trečiu, o po to antru greičiu, kol sūrymas gerai įsigeria ir gaunama reikiamo smulkumo heterogeninė masė. Smulkintuvas sustabdomas. Įvertinamas dešrelių masės piešinys. Tai yra jo struktūra. Aiškiai matomai mėsos ir lašinių gabalėliai, nedidesni kaip 4 mm. Pakeliamas peilių veleno dangtis. Paruošta dešrelių masė iškraunama. Smulkintuvo talpa kruopščiai išvaloma mentele. Vidutinė smulkinimo maišymo trukmė apie 5 minutės. Dešrelių masės kokybės įvertinimas. Gauta dešrelių masė yra lipni, rišli, heterogeninės, nevientisos struktūros. Matomi atskiri mėsos ir lašinių gabalėliai. Masė gerai išbrinkusi, sūrymas įgertas. Masės temperatūra ne aukštesnė kaip +10–12 C. Paruošta masė pateikiama dešrelėms formuoti.